Šios savaitės LRT Lituanikos pasaulio lietuvių žiniose. Jau netrukus Baltimorėje prasidės 15-oji lietuvių tautinių šokių šventė. Airijoje ir Vokietijoje buvo pinami tradicinių joninių vainikai. Rubrikoje Tapatybė LT tautinis kostiumas – mūsų išausta tapatybė. Iš širdies į širdį per lietuvius vienijantį LRT Lituanikos kanalą laidoje Pasaulio lietuvių žinios. Sveiki, brangus LRT Lituanikos pasaulio lietuvių žinių žiūrovai ir reporteriai. Turbūt sutiksite, kad drabužis mūsų gyvenime visuomet užėmė ir tebeužima labai svarbią vietą. Drabužis tai mūsų vizitinė kortelė, mūsų požiūris į kasdienybę bei supantį pasaulį, mūsų sielos atspindys. Turbūt visi pamenate posakį "sutinka pagal rūbą, palydi pagal protą", kuris patvirtina, kad nuo neatmenamų laikų drabužis vaidino itin svarbų vaidmenį mūsų visuomeniniame gyvenime. Todėl lietuvių tauta brangina ir didžiuojasi savo autentišku tautiniu kostiumu, kuriame išsiuvinėti ir išausti raštai iš kartos į kartą perduoda slaptą šifrą su informacija apie mūsų tautos išskirtinumą, istorinį savitumą, moralės principus, asmens statusą ir daugelį kitų tautinės kultūros faktorių. Jau keletą metų puoselėjame labai kilnią bei gražią tradiciją. Liepos 6-ąją, Lietuvos valstybės dieną, pratinamės puoštis tautiniais kostiumais. Apie vieną iš mūsų tautos simbolių lietuvišką tautinį kostiumą šios savaitės pasaulio lietuvių žinių rubrikoje Tapatybė LT savo įžvalgomis pasidalys Lietuvos liaudies kultūros centro atstovė. Nors vasara atostogų metas, mus vis dar pasiekia įvairių pasaulio lietuvių bendruomenių reportažai, kuriuos parodysime jau netrukus. O štai anapus Atlanto įvairiuose pasaulio kraštuose gyvenantys tautiečiai jau renkasi į Baltimorę, kurioje vyks įspūdinga 15-oji lietuvių tautinių šokių šventė. Mūsų kūrybinė komanda pasiruošusi įamžinti renginį, kurio gražiausias akimirkas galėsite išvysti ne tik kitos savaitės pasaulio lietuvių žinių laidoje, bet ir Liepos 17-ąją, kai per LRT Lituanikos kanalą bus transliuojamas koncerto įrašas. O dabar karštas reportažas iš Baltimorės apie tai, kokie renginio organizatorių lūkesčiai, kaip vyko pasiruošimas vienai didžiausių užsienio lietuvių švenčių, bei kuo nustebins šiųmetis renginys. Malonaus žiūrėjimo. Per antrąjį pasaulinį karą šimtai tūkstančių lietuvių buvo priversti bėgti iš tėvynės ir pradėti naują gyvenimą svetur. Negalėdami palaikyti ryšių su giminėmis, artimaisiais draugais, tautiečiai bijojo prarasti savo kultūrinį paveldą – lietuvių kalbą, muziką, šokius, papročius. Būtent todėl kūrėsi lietuviškos šeimos, buvo steigiamos lituanistinės mokyklos, kuriamos lietuviškos parapijos, organizuojamos šokių, teatro ir chorų grupės. Svetur įsikūrę lietuviai ypač brangino lietuviškas dainas bei tautinius šokius. Čikagos lietuvių bendruomenės suorganizuota pirmoji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė vyko prieš daugiau kaip 50 metų, 1957-aisiais. Tąkart tarptautiniame amfiteatre vykusiame įspūdingame renginyje dalyvavo šokėjai iš 18 Amerikos valstijų ir Kanados. Tais pačiais metais buvo įsteigtas Lietuvių tautinių šokių institutas, kuris nuo 1957 kartu su Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados lietuvių bendruomenėmis kas 4 metus organizuoja Lietuvių tautinių šokių šventes, į kurias koncertuoti atvyksta lietuvių kolektyvai iš įvairių pasaulio kraštų. Aš pradėjau šokti turbūt nuo 3 metukų, kai šeštadieninėje mokykloje Los Angeles. Žinai, buvo skaitymo pamokos, rašymo pamokos, bet taip pat buvo šokių ir dainavimo. Ir tai ten mes visi su draugais ir pradėjom šokti. Tada užaugdami natūraliai toj Los Angeles bendruomeniai pradėjom šokti jaunimo ansamblyje Spindulys. Ir taip ir prasidėjo mūsų ta visa šokių kelionė. Ir kai atvykau į Bostoną prieš 12 metų studijuoti universitete, prisijungiau prie ten vietinės Bostono lietuvių tautinių šokių sambūrio grupės. Ir taip atsitiko, kad teko man ir perimti tos grupės vadovavimą maždaug prieš 12 metų. Tai taip, ilgą laiką šokau, tada perėjau į mokymą ir dabar šokti mažiau laiko lieka, bet kas nuo karto, jei šokėjo trūksta vienoje repeticijoje, tai aišku reikia pašokti. Šokiai taip vienijo, nes kartos po karto
reiškia, gali atitolinti, bet šokiai sujungia visus. Ir ypač jaunimui, mano visi vaikai yra šokiai ir šoks šį savaitgalį, yra bendravimas, yra vienas būdas bendrauti. Išeivijos lietuvių gyvenimas supasi aplink lietuviškos mokyklos, vasaros stovyklos ir šokių šventės, ir dainų šventės. Ir reiškia, tie dabar daug kas čia suvažiavę ir vėl greit viens kitą pasimatys vasaros stovyklose. Tai reiškia, yra toks tęstinumas, yra toks vasaros mūsų ten, sakykime, jaunimo kelionė. Tautiniai šokiai ir ypač šokių šventės yra tikrai nuostabus ir skirtingas dalykas. Ir jaučiu, kad mūsų šokių šventės yra ypatingai reikšmingos, todėl kad prie jų gali prisidėti ir žmogus, kur jaučiasi, kad yra lietuvis, gal jo net proseneliai atkeliavo į Ameriką, gal jis nekalba lietuviškai, bet į šokį gali prisijungti. Štai mes turim įvairių renginių ir dainų švenčių, dainuoti daug sunkiau, jeigu lietuviškai nemoki, o aš turiu net savo mokamoje grupėje 3, 4, 5 šokiai, kur lietuviškai visiškai nekalba. Išmoka vieną kitą šokių terminą per repeticijas, bet lietuviškai patys nekalba, bet vis tiek save laiko ir jaučiasi lietuviais. Ir tai šokis duoda reikšmingą ir gilų būdą, kaip vis tiek išlaikyti ir prisijungti prie kultūros, net jeigu gyvenimo sąlygos yra tokios, kad, žinai, kalba gal nei tėveliai nemokėjo iš tikrųjų. Tai, manau, tikrai šokis yra tuo tikrai ypatingas ir nuostabus. 15-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė jau Liepos 3 dieną vyks Baltimorėje, mieste, kuriame sukaupta ilga Amerikos lietuvių istorija. Mūsų bendravimas su miesto atstovais prasidėjo prieš 3 metus. Įdomus faktas, jie mums paaiškino, jūs esat, kaip čia yra toks išreiškimas lietuvių anglų kalboje, a big fish in a small pond. Tai reiškia, didžiulis žuvis, mažas ežerukas. Tai reiškia, jie mums padėjo platinti ir paskelbti apie šokį šventę. Tai reiškia, su spauda. Mums padėjo tarpininkams su viešbučiais ir su arena ir taip toliau. Tai reiškia, palengvino, jie turi tos kontaktus, tai mums nereikėjo vienams eiti į tą viešbutį, ten viešbutį. Ir tikslas buvo, kad visi kartu jaučiamės šią šventę, šį savaitgalį yra toks, mano įsitikinimas yra toks šeimos, išeivijos lietuvių šeimos suvažiavimas. Nepelno siekiančios organizacijos, lietuviškos išeivijos organizacijos, kur labai stipriai remia šokių šventės ir kitus renginiuose Amerikoje, ypač Lietuvių fondas, Plėtros fondas Clevelande, Kazicko fondas. Ir reiškia, jie nuolat mus parema, jie žino tos šventės tikslą ir reiškia, jie nori kartu dalintis. Kas yra ypač įdomu šiais metais per šią šventę, sulaukėm paremos iš Laidos korporacija. Laidos korporacija yra JAV kompanija, ta kompanija dirbus Lietuvoje. Bet jie, kaip mes priėjom prie jų, reiškia, jie ir remia tokius tarptautinius reiškia, parengimus. Ir jie patys ir dirba Lietuvoje. Tai čia yra vienas pavyzdys. Iš viso rėmėjai yra didelis dalis paramos šios šventės. Tas labai svarbu. Mes stengiamės, kad ta šventė dalyviams šokėjams būtų prieinama. Nes visi, niekas, net mokytojai, niekam nėra mokama. Čia visi savanoriai. Aš tikrai raginčiau, kad visi nusipirktų bilietą ir į koncertą ateitų, nes tikrai mes stengiamės kažką padaryti tikrai įdomaus, tikrai nematyta tokį kaip spektaklį, kad čia bus pasaka pasakojama, bus tikrai įdomių šokių rinkinys ir matytų ir nematytų ir net specialiai šventai sukurtų. Tai tikrai bus tokia programa, kurią mes tikrai, manom, gali pasidžiaugti tiek lietuviais, tiek amerikietis, tiek šokių žinovas, tiek kas kur tik domisi pažiūrėti, kas čia yra, kas šita šventė yra, kurią čia reklamuoja visi. Tai tikrai manom, kad mes sukursim kažką tikrai ypatingo ir kad dar turbūt iki šiol nematyto.
Sukils įsibarstę lietuviai iš įvairių pasaulio kraštų, sujungs žemynus ir kultūras, susirinks kartu pasidalinti tradicijomis 15-oje šokių šventėje 2016 metais. Šimtai įvairaus amžiaus šokėjų iš skirtingų lietuvių liaudies šokių ansamblių susikūrusių Šiaurės Amerikoje, Lietuvoje ir kitose šalyse pasipuoš tradiciniais rūbais ir džiaugsis lietuvišku liaudies šokiu, kuriame pinsis meilės, šeimos bei gyvenimo kelionių istorijos. Ateinančią vasarą atvykite į Baltimorę. Mes jūsų labai lauksime. Šaukia ten tave kelionė. A journey calls you there. Švenčiausiosios mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bazilika Vašingtone visų Jungtinių Amerikos valstijų katalikų simbolis. Bazilikos statybos prasidėjo 1920-aisiais ir truko net kelis dešimtmečius. Prabėgus keletui metų nuo bazilikos pastatymo buvo nuspręsta joje įrengti įvairių tautų koplyčias, liudijančios pačios katalikų bendruomenės etninę įvairovę. Mes lietuviai turime dvi tokias žymės koplyčias. Tai viena Vatikano bazilikoje ir kita čia Vašingtono pagrindinėje katalikų bazilikoje. Ir ši koplyčia yra mums kaip Sikso koplyčia dėl įvairių motyvų. Yra visų pirma kaip istorinė prasme, meninė prasme ir aišku religinė prasme. Mums yra didelė garbė, mums lietuviams, kad prieš 50 metų vadovaujant vyskupui Vincentui Brizgiui, kuris paėmė ir padėjo suorganizuoti lietuvius, suburti lietuvius tais laikais ir surinkti pinigų, užtektinai pinigų, kad mes lietuviai galėtume įsikurti savo koplyčią šitoje bazilikoje. Šita bazilika vadinasi National Shrine, tai nacionalinė šventykla, katalikų nacionalinė šventykla Jungtinėse Amerikos valstybėse. Ir čia mes jungiamės kartu su katalikais čia Amerikoje. Labai buvo prasminga, kad tai būtų Šiluvos, Švenčiausios mergelės Marijos Šiluvoje koplyčia. Nes pirmoje vietoje prisiminkime, kad Marija pasirodė Šiluvoje, tai pirmoje vietoje Europoje tai buvo Šiluva. Lietuviškai koplyčiai įrengti buvo pakviesti garsiausi tuo metu lietuvių architektai ir menininkai. Vytautas Kašuba sukūrė Marijos statulą, Vytautas Kazimieras Jonynas dvi įspūdingas mozaikas šoninėse sienose, kuriuose atsispindi Lietuvos krikščionybės istorija. Mozaikų meistras Albinas Elskus apipavidalino likusias koplyčios dalis. Visos koplyčios sienos buvo padengtos mozaikomis su giliai apmąstytais simboliais. Koplyčią puošia lietuviškas vytis, pavaizduotas ir kryžiaus kalnas, neatsiejama Lietuvos istorinio ir dvasinio paveldo dalis. Koplyčios lubos dekoruotos mozaika, pristatančia garsiųjų Lietuvos Marijos šventovių Dievo motinos atvaizdus – Trakų, Žemaičių Kalvarijos, Pažaislio bei Vilniaus Aušros vartų. Jinai daug turėjo kovoti, kad jinai išsilaikytų. Kaip ir mūsų tauta, ir valstybė, ir krikščionybė, ir katalikybė. Tai, kad mums yra labai prasminga, kad tokia koplyčia, būtent Šiluvos Marijos garbei, koplyčia būtų įsteigta čia Vašingtone. Birželio 30-ąją Švenčiausiosios mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bazilikoje įkurtos lietuvių Šiluvos Dievo motinos koplyčios jubiliejaus proga žemutinėje bazilikos kriptoje buvo atidaryta šventinė paroda. Paroda tai atspindi visus iššūkius, kurie buvo pastatė ir įkūrė, atremontavo šitą koplyčią. Taip sąmoningai tos datos buvo suderintos, kad kai vis tiek, kaip suvažiuos lietuviai iš visus Amerikos ir Kanados ir iš visur, kiek aš suprantu ir iš Lietuvos atvažiuoja, kad ta paroda būtų daroma irgi maždaug tuo metu, kai vyks šokių šventė Baltimorėje.
Į gražų renginį atvyko ne tik vietos lietuviai, bet ir garbūs svečiai iš Lietuvos. Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius bei kultūros ministras Šarūnas Birutis. Stengiamės, kad šita šventė būtų tikrai didelė šventė, pagarbos šventė ir svarbu, kad ir Lietuvos vardas vis būtų paminima, kad ir vietiniai amerikiečiai suprastų, kad mes esame čia, mes esame dalis tos visuomenės, bet irgi mums rūpi išlaikyti savo tapatybę, mūsų religines tradicijas ir mūsų kalbą ir mūsų bendruomenišką gyvenimą. Jubiliejui paminėti surengta paroda orientuota ne tik į lietuvius, norinčius artimiau susipažinti su savo koplyčia, bet ir į vietos gyventojus amerikiečius bei šalį lankančius turistus. Baziliką per metus aplanko beveik 4 milijonai piligrimų. Šis periodas, šis laikas, kai švenčiame jubiliejų 50 metų, yra labai simbolinėje kryžkelėje. Nes 25 metai šita koplyčia buvo tuo laikotarpiu, kai Lietuva buvo okupuota, neturėjo savo laisvės ir nepriklausomybės. Ir dabar jau 25 metai, kai Lietuva laisva. Ir mes tikimės, kad šitas jubiliejus bus irgi toks nauja perspektyva, naujas žingsnis į tuos laikus, kada Lietuva tikrai galės didžiuotis ir garsinti savo istoriją. Tiek šią koplyčią, tiek savo veiklą, tiek bažnytinė, tiek valstybinė. Birželio 25-ąją žymiojoje vasario 16-osios gimnazijoje Hüttenfelde buvo švenčiama tradicinė Joninių šventė. Į ją buvo kviečiami ne tik Vokietijoje gyvenantys tautiečiai, bet ir jų draugai kitataučiai. Šventė prasidėjo politinė diskusija "Mes taip pat Lietuva. Aš balsuoju už Lietuvą, nes noriu ją pakeisti", kurią organizavo aktyvus Vokietijos lietuvių bendruomenės narys Liutauras Labanauskas. Šios dienos politinė diskusija buvo labai konstruktyvi, diskutavom daug temų, užpildėm 2 valandas. Pagrindinis diskusijos tikslas buvo pažadinti užsienio lietuvių, šiuo atveju Vokietijos lietuvių politinį aktyvumą, labiau domėtis Lietuvoje veikiančiais procesais, aktyviai dalyvauti Lietuvos politinėme gyvenime ir kartu ryšium su artėjančiais Seimo rinkimais mobilizuoti lietuvius balsavimui, kadangi pastarųjų rinkimų balsavimo rezultatai rodo, kad labai mažai užsienio lietuvių dalyvauja rinkimuose ir norėjome, kad diskusijoje išryškinti pagrindinės temas, kas ir didžiąja dalim pavyko ir tikimės, kad tai buvo ne paskutinis toks renginys. Joninių šventėje, į kurią atvyko garbingi svečiai iš Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos Respublikos Seimo, buvo oficialiai atidarytas į naująją gimnazijos sporto aikštelę vedantis takelis. Renginio organizacinis komitetas pasirūpino ne tik gardžiomis vaišėmis, bet ir įdomia kultūrinė programa. Šventės metu skambėjo užvedanti muzika, buvo šokami rateliai, pinami vainikai. Susirinkusiems koncertavo Vokietijos lietuvių bendruomenės Romuvos apylinkės folklorinis ansamblis Jorė. Kolektyvo nariai joninių svečius pradžiugino kiek kitokią neįprastą programą. Renginyje skambėjo dainos iš ansamblio dainininko Romo Gasiūno surinkto auksinio dainų rinkinio, kurį sudarė ne tik romansai, bet ir populiarioji liaudies muzika. Labai džiaugiamės, kad tiek susirinko daug lietuvių ir visi šventė lietuviškas jonines. Buvo uždegtas laužas, didelis joninių laužas. Aplink tą laužą tikrai skambėjo muzika, šoko, dainavo lietuviai susirinkę. Uždegus laužą dar ilgai netilo lietuviškos dainos, buvo šokami rateliai aplink jį, ieškomas paparčio žiedas. Joninių šventės metu gautas pelnas bus skirtas naujai kompiuterių klasiai vasario 16-osios gimnazijoje įrengti. Birželio 25-ąją gražią Joninių šventę suorganizavo ir Malingaro lietuvių bendruomenė. Deravaros ežero pakrantėje įsikūrusiame kempinge dar niekada nebuvo galima išgirsti tiek daug lietuviškai šnekančių žmonių.
Švęsti joninių atvyko tautiečiai ne tik iš Vestmido, bet ir aplinkinių grafysčių – Ufalio, Roscomono, Golvėjaus. Malingaro lietuvių bendruomenės pirmininkė Daiva Kasikauskienė susirinkusiems papasakojo apie joninių pavadinimo kilmę bei tradicijas. Šventėje dainas ir šokius keitė įvairių žaidimai. Svečiai pynė tradicinius vainikus, mokėsi tautinių šokių žingsnelių, visi kartu dainavo populiarias lietuviškas dainas. Renginio metu nebuvo pamiršti ir ligoniukai. Vyko smagi loterija, kurioje visos surinktos lėšos skirtos lietuvaitės urtės gydymui. Tautinio kostiumo samprata Europoje įsirutuliojo nacijų ir nacionalinių valstybių formavimosi laikotarpiu – 18 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje. Kartu radosi ir paprotys tokią aprangą dėvėti. Ypatingas, tik vienai tautiniai ir etniniai grupiai būdingas kostiumas atitinka šiandien mums įprastą pasaulio viziją, kad žmoniją sudaro tautos, bendruomenės turinčios savo teritoriją, kalbą, bendrą istoriją ir unikalią kultūrą. Lietuvių tautinis kostiumas, tai nežiūrint išskirtinių regionų bruožų, pagrindinės sudėdamas dalis kostiumo, mes visgi per visus regionus esame išlaikę. Ir būtent kostiumas kiekvienam regione tai bus ir tunikiniai marškiniai, vilkima liemenė, segimi keli sijonai, Žemaitijoje iki 7 netgi pasijonių vienu metu, ir būtina prijuostė ir galvos danga. Tiek ištekėjusiam, tiek netekėjusiam moterim. Tai visur jie turi tą bendrą bruožą. Ir aišku, šiek tiek spalvinių atžvilgių, tai visgi skirtumai yra, bet komplektacija kostiumo tai visuose regionuose išlieka ta pati. Labai dažnai tautiniai kostiumai tapdavo ne tik priemonė džiugiai prisistatyti saviems ir svetimiems, bet ir kovos už šalies nepriklausomybę, etninio tapatumo išsaugojimą formą, pasipriešinimo kultūriniai priespaudai ženklų. Kiekviena šalis, tiek labai didelė, tiek ir maža, yra labai stipri būtent tuo, kad žmonės, norėdami pabrėžti savo tapatybę, dėvi būtent savo šalies tautinį kostiumą. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje šiuo metu yra toks tautinio kostiumo renesansas ir tikrai labai daug žmonių ir įvairių švenčių metu visgi džiaugiasi vilkėdami to kostiumu. Tai, sakysim, net per krikštynas, net per vestuves, net atsimdami diplomus. Aš norėčiau, kad kiekvienas žmogus, kuris norėdamas pabrėžti savo šaknis, būtent iš kur kilė jo tėveliai, iš kur jis pats kilęs, didžiuotųsi būtent to etnografinio regiono išskirtiniais bruožais. Kadangi, pavyzdžiui, pradedant nuo Žemaitijos, yra netekėjusių merginų, pavyzdžiui, galvos danga, yra rangė, išskirtina tik šiam regionui. Tai iš suklostytų kaspinėlių karūna. O ištekėjusių moteris pagal visas tradicijas privalėtų dengti galvą raudonlankės skarele. Irgi tam tikrų būdų surišama ant kaktos, paliekant styroti ragelius. Aukštaitija irgi didžiausias, tarp kitko, Lietuvos etnografinis regionas. Jis turi savo ypatingą irgi galvos dangą, sakysim, ir ypatingą spalvinę gamą, kadangi labai daug balto lino audinių, tai ir baltos prijuostės, balti tunikiniai marškiniai. Ir išskirtinis būtent sijonas, žalia, geltona, raudona, būtent pagal tuos atspalvius ir parinkta mūsų vėliava. Ir perlangavimuose yra juoda ir violetinė spalva. Bendrais bruožais, tai Dzūkija yra, truputį mažiau turtingas kraštas ir Dzūkijos drabužiai moterų, sakysim, kadangi ypatingai skirtumai yra moterų drabužiuose. Vyrų drabužis yra ganėtinai toks panašus visuose regionuose. O moteris Dzūkijoje audė be galo daug gražių rinktinių juostų. Tai ir išskirtinis bruožas. Netgi liemenės sukirpimas yra Dzūkijoje toks, kad yra specialus tarpas ir juostai surišt. Reiškia, be juostos dzūkė kaip nuoga. O suvalkiečiai tai tikrai turtingas Lietuvos kraštas. Bet pati gražiausia suvalkiečių moterų kostiumo dalis yra prijuostės.
Niekur Lietuvoje neaudė tiek daug ir tokių gražių kaišytinių prijuosčių, būtent būdingiausių geometrizuotų lelijų žiedų raštais. Ir būtent Suvalkijoje tikrai tie drabužiai labai puošnus, labai gausiai rauktomis rankomis siuvinėjami marškiniai. O pereina dar prie pačio egzotiškiausio, labai nedidelio, labai fantastinio mūsų Klaipėdos krašto, tai norėčiau paminėti, kad ypač šitam krašte tikrai tautinis kostiumas nestokoja egzotiškų elementų. Būtent renesanso stiliumi siūti marškiniai, gausiai raukti apie kaklą, labai gilios iškirptės liemenės, tiek prieky, tiek nugaroje, stambelangiai vilnoniai sijonai. Bet pats išskirtiniausias Klaipėdos krašto moterų kostiumo elementas tai būtų plokščias siuvinėtas krepšelis, vadinamas delmonu. Daugiausia džiaugsmo tautinio kostiumo entuziastams teikia įvairios nacionalinės šventės, valstybės diena, nepriklausomybės paskelbimo metinės. Skelbiamos ir tautinių kostiumų dienos bei festivaliai. Eitynės, kai gražiai pasipuošęs, gali pasijusti bendruomenės dalimi, pats pasirodyti ir į kitus pasižiūrėti. Labai džiaugiuosi, kad sekantis metai yra tautinio kostiumo metai ir kad tikrai vyks daug renginių, būtent skirtų tautinio kostiumo tam atgaivinimui, populiarinimui. Ir kad ir daug jaunimo, aš manau, tai pritrauks būtent dėvėti tą tautinį kostiumą. Aš manau, kad kiekvienas lietuvis, vilkėdamas tą drabužį, jisai didžiuojasi savo šalimi. Jis pirmiausiai pabrėžia savo tapatybę ir kadangi mūsų šalis nėra didelė ir todėl aš labai tikrai džiaugiuosi tuo, kad žmonės vilkėdami, jie populiarina ne tik tą kostiumo dėvėseną savo šaly, bet jie pristato savo šalį užsienį. Tautinis kostiumas tai kaip ir Lietuvos himnas, kaip ir Lietuvos vėliava. Tai yra nacionalinės tokios vertybės ir man, kaip žmogui ir pačiai kaip pilietei, tai yra labai svarbu, kad kuo daugiau žmonių tikrai priimtų ir į savo gyvenimą būtent tą kostiumą. Ir ne tik, kad scenoje jisai būtų, kaip mes įpratę esam, kad kolektyvai dėvi, bet kiekvienas žmogus savo šeimos šventėse, savo asmeninėse šventėse, kad jisai vilkėtų tą kostiumą, kad jis turėtų jį savo, ne kažkokį tai, sakysim, kolektyvo kostiumą, bet būtent savo, būtent priderintą iš savo krašto, iš savo regiono, būtent su tais būdingais tam regionui visais elementais ir akcentais. Na ir tuo pačiu aš norėčiau visus pakviesti Liepos 6 dieną, kad ir mūsų prezidentė pasipuoš tautiniu kostiumu, kad visi, kurie turi savo tą rūbą gražų, kad apsivilktų ir išeitų, nes tai yra tikrai Liepos 6, tai yra ne tik valstybinė Mindaugo karūnavimo diena, tai ir būtent norėčiau priminti, kad yra ir tautinio kostiumo diena. Štai tiek naujienų norėjome Jums parodyti šiandien. O man belieka padėkoti Jums už dėmesį, bei paraginti ir toliau aktyviai mums rašyti ir siųsti informaciją bei reportažus elektroninio pašto adresu tapatybė@lrt.lt arba prisijungti virtualiam pokalbiui prie Pasaulio lietuvių žinių paskyros Facebook'e. Šiandien tiek. Džiugių, pakilių ir patriotinių jausmų ateinančią savaitę. O mes ir vėl pasimatysime kitą šeštadienį, tuo pačiu metu per lietuvius vienijantį LRT Lituanikos kanalą. Iki!